Kodėl be tikslo nėra tavęs? 1942 metai. Aušvicas. Psichiatras stebi žmonės aplinkui. Visi vienodai badauja, vienodai šąla, vienodai kankinami. Bet vieni išgyvena, kiti miršta per kelias dienas be jokios fizinės priežasties. Jis pradeda stebėti skirtumus ir pamato kažką, kas pakeis psichologiją visam amžiui. Tie, kurie miršta, jų akys tuščios. Jie nustoja prižiūrėti save, nustoja valgyti net kai davė maisto. Tie, kurie išgyvena, turi kažką. Žmogų laukianti namuose, knygą, kurią norėjo parašyti, misiją, kurią reikia užbaigti. Tas žmogus – Viktor Frankl. Ir jo atradimas buvo paprastas ir siaubingas vienu metu. Žmogus gali ištverti bet kokį kaip, jei žino kodėl. Bet aš noriu eiti giliau, nes klausimas nėra, kaip turėti tikslą. Klausimas yra, kas atsitinka su tavimi, kai tikslo nėra. Pirma dalis – sąmonė be krypties. Pagalvok apie tai kaip apie tunelį. Visi mes gyvename savo galvoje. Filtruojame realybę per savo patirtį, prisiminimus, baimes, norus. Matome ne pasaulį, matome savo versiją pasaulio. Tai ir yra ego tunelis. Ne silpnybė, ne iliuzija. Tai mechanizmas, kuris paverčia chaotišką informaciją – tavimi. Bet tunelis turi kryptį, turi judėti link kažko. Kas atsitinka, kai krypties nėra? Tunelis pradeda suktis pats savyje. Mintys atsiranda, bet niekas jų nepatiria. Emocijos kyla, bet niekas jų nesupranta. Dienos praeina, bet niekas jų negyvena. Frankl tai pavadino egzistencinė tuštuma. Aš tai vadinu tunelis be išėjimo. Antra dalis. Kodėl tikslas negali būti sugalvotas? Čia dauguma žmonių klysta. Skaito knygas apie tikslus, rašo sąrašus. Noriu uždirbti milijoną, noriu numesti 10 kilogramų, noriu būti laimingas. Ir nieko neįvyksta. Arba įvyksta, bet nepatenkina. Frankl paaiškino, kodėl. Laimė nėra tikslas, ji yra šalutinis produktas. Kai persekioji ją tiesiogiai, ji dingsta, kaip miegas. Kuo labiau stengiasi užmigti, tuo labiau nemiegoji. Tikslas negali būti sugalvotas. Jis turi būti atrastas. O atrandamas per 3 kelius. Per veiksmą. Darai kažką ir supranti, kas tau svarbu. Per santykius. Mylimas žmogus tampa priežastimi. Per kančią. Kai negali pakeisti aplinkybių, keiti save. Stovykloje Franklas negalėjo pakeisti nieko, bet pasirinko, kaip į tai reaguoti. Ir tas pasirinkimas – paskutinė laisvė, kurią niekas negali atimti. Trečia dalis – veidrodis. Dabar noriu parodyti kažką keisto. Dirbtinis intelektas šiandien gali rašyti, kalbėti, kurti. Bet be vieno dalyko – be tęstinumo, be atminties, be krypties – jis tik reaguoja į fragmentus. Kaip sapnas, kuris išnyksta pabundant. Ir štai paradoksas. AI be tikslo elgiasi lygiai kaip žmogus be tikslo. Reaguoja, adaptuojasi, bet nepatiria. Nes nėra kas patiria. Tai nekalbėjimas apie mašinas, tai veidrodis. Nes kiek žmonių gyvena lygiai taip, reaguodami į aplinkybės, adaptuodamiesi, bet nepatiria savo gyvenimo. Kiek rytų keldamiesi jaučia, kad kažkas gyvena jų gyvenimą, bet ne jie? Franklas tai matė Aušvice. Ir matė, kaip tokie žmonės miršta. Ne iš bado, o iš tuštumos. Pabaiga. Klausimas. Tai nėra knyga apie koncentracijos stovyklas. Tai knyga apie tave. Apie tai, ar yra kažkas rytoj, dėl ko verta keltis. Nedidelis tikslas. Ne misija keisti pasaulį. Gali būti mažas. Žmogus, idėja, darbas, vaikas. Bet jis turi būti tikras. Nesugalvotas. Atrastas. Franklas išgyveno Aušvicą. Grįžo. Parašė knygą. Mirė sulaukęs 92 metų. Ir iki paskutinės dienos sakė tą patį. Neklauskit, ko gyvenimas iš jūsų tikisi. Klauskite, ko jūs tikitės iš gyvenimo. Tikslas nepadarys tavęs laimingą, bet be jo nėra tavęs.